Sveiki visi. Turbūt pastebėjote, kad apie skiepus labai dažnai diskutuojam, bet kaip jie iš tikrųjų veikia, taip mums niekas ir nepapasakoja. Tai šiandien man kyla sunki užduotis. Norėčiau, kad įsivaizduotumėt, kad virusas tai yra mažas piktas padarėlis, kuris patekęs į jūsų organizmą labai greitai dauginasi. O iš jo išorės tarsi rūbas įgaubia iš baltymų sudarytas apvalkalas. Ir būtent pagal tą apvalkalą, o ne tai, kas yra tas kenkėjas viduje, mūsų organizmas atpažįsta virusą, kad tai yra svetimas organizmas ir kad su juo reikia kovoti. Dėl to kraujyje pradeda gamintis gynybinės kraujo ląstelės, kurios turi vienintelę misiją – sunaikinti būtent taip apsirengusius organizmus. Ir kol virusas greitai dauginasi, tol mes sunkiai sergame. Kai tų gynybinių ląstelių prisigamina pakankamai daug, jos sunaikina virusą ir mes pasveikstame. Džiugiausias dalykas yra tai, kad pasveikus tos gynybinės ląstelės mūsų organizme išbūna daug metų. Dėl to, jeigu mus vėl užpultų lygiai taip pat apsirengęs virusas, ta kryptingai paruošta armija jį sunaikintų ir net nespėtume susirgti ligą. Ir pakanka žinoti tiek faktų, kad galėtume jau sukurti skiepą. Juk jeigu organizmas virusą atpažįsta iš jo rūbo, tai galime jį nurengti, pašalinti mums kenkiančią dalį ir tiesiog tik rūbą suleisti į organizmą. Ir jau organizmas ruoš armiją, kuri bus pasiruošus bet kada sunaikinti įsibrovėlį. Ir štai toks paprastas skiepų veikimo principas ir yra surasti rūbą ir priversti organizmą jį naikinti. Jeigu kalbėsime apie erkinio encefalito virusą arba hepatito virusą, tai taip ir yra. Kartą pasiskiepijame ir kokius 5 metus galime būti ramus, kad nesusirgsime erkinio encefalitu. Tačiau visada yra problematiškesnių virusų. Pavyzdžiui, mums gerai pažįstamas gripo virusas, sezoninis gripo virusas. Jisai mutacijų dėka beveik kas metus ima ir pakeičia savo aprangą. Ir net jeigu pernai pasiskiepijome, sukūrėme tą protingą armiją gynybinių ląstelių, jeigu kitais metais mūsų užpuola kitaip apsirengęs virusas, pernykštis skiepas tampa bevertis. Ir vargšai mokslininkai kiekvienais metais tarsi dizaineriai turi nuspėti, kaip kitą žiemą rengsis virusai ir sukurti skiepus, kurie veiks metus, geriausiu atveju 2. Dėl tokių problemų mes taip ir neišvengiame tų žiaurių gripo epidemijų, kurios beveik kasmet mus užpuola, kartais net pandemijos. Tačiau ateitis atrodo šviesesnė, nes buvo pastebėti tam tikri dalykai. Kaip atidesni žiūrovai turbūt pastebėjote, kad šios 2 skirtingos lėlės turi visiškai vienodas kojines. Lygiai taip pat ir stebint naujais mikroskopais buvo pastebėta, kad nuolat besikeičiančiuose virusuose yra nesikeičiančių baltymų. Ir būtent šių baltymų pagrindų dabar yra kuriamos universalios ateities vakcinos, kurios galbūt 1 ar 2 kartus pasiskiepijus padės pažaboti gripą. Tad ateities vakcinų principas yra surasti rečiausiai virusų keičiamą rūbą ir priversti organizmą jį naikinti. Ačiū visiems.